Na, galime pradėti pristatymą. Tai pagal planą mes turėsime, kodėl Manage Engine Endpoint Central sprendimas, kuo jis toks aktualus Lietuvos rinkai, matomumas ir kontrolė, tai reiškia, ką mes galime matyti, ką mes galime kontroliuoti su šiuo sprendimu, būtent centralizuotų Manage Engine Endpoint Central įrankiu. Nuotolinė darbo vietų prieiga, čia tikriausiai aktualu administratoriams, kaip centralizuotai prisijungti prie darbo vietų, jeigu yra iškilę kažkokių nesklandumų, arba kaip neprisijungiant matyti visas problemas, nes tai irgi demonstruosiu ir rodysiu. Inventorizacija. Inventorizacija yra ne tik programinės įrangos, ne tik aparatinės įrangos, bet kaip visumos, reiškia, pilnos infrastruktūros. Reiškia, kokie įrenginiai apskritai infrastruktūrai veikia, kokios licenzijos, netgi yra galimybė matyti garantinius periodus įrenginių, jeigu jie turi be abejo garantiją kažkokią gamintoją. Įrenginių konfigūravimas, ką mes galime konkrečiai konfigūruoti. Paminėsiu ne tik galinės darbo vietas, tai ne tik Windows, Linux, Mac OS, tačiau yra galimybė valdyti ir mobiliuosius įrenginius. Kaip galime didinti saugumą su Manage Engine Endpoint Central įrankiu? Čia aktualu gal net labiausiai tiems, kurie apskritai neturi jokio centralizuoto valdymo. Skaityčiau net Active Directory, tai su šiuo įrankiu galime pilnai, reiškia, valdyti darbo vietas, net paskiras, tai yra administratoriaus paskiras, lokalias paskiras vartotojų, reguliuoti saugumo nustatymus, tokias kaip slaptažodžių politikas ir panašiai. Na, be abejo, sprendimą parodysiu, tai būtent gale demo. Taip pat svarbu atkreipdėmėsi, dar paminėsiu ir pačias kainodarą, kaip tai atrodo, ar ne, kokie paketai susideda iš ko ir panašiai. Tai esminė problematika yra, reiškia, labai paprasta. Nėra centralizuoto valdymo, stebėjimo. Kai mes galime kalbėti, na, šiuo metu labai daug kas kalba apie TIS2 direktyvą, tačiau tikrai yra organizacijų, kurios, na, neturi elementarių bazinių įrankių. Nesakau, kad programinė įranga viską sprendžia, tikrai ne. Bet programinė įranga yra kaip dedamoji dalis ir centralizuotas valdymas turi būti kiekvienoje organizacijoje. Jeigu organizacija yra maža, 10 darbo vietų, 20 darbo vietų, tai jums pasisekė, nes būtent šis sprendimas yra visiškai nemokamas iki 25 darbo vietų. Prasme, galime paimti, naudoti iki 25 darbo vietų, neribotą laiką. Neturi nuotolinės prieigos arba yra naudojami mažai žinomi įrankiai. Tai administratoriai tikrai žino, apie ką aš kalbu. Kai reikia kažko nemokamo, tačiau jungtis į darbo vietas reikia, tačiau atsiranda papildomi nepatogumai, konfiguraciniai, nėra centralizuoto tokio kaip valdymo ir panašiai. Nėra programinės įrangos diegimo centralizuotai, tai Manage Engine sprendimas čia gali tikrai padėti. Galime diegti programinį įrangą centralizuotai tiek MSI paketus, tiek su konfiguracija tam tikrą paduoti. Nėra jokios automatizacijos. Čia konkrečiai norėčiau paliesti ne tik pačią automatizaciją užduočių, pavyzdžiui, slaptažodžių pasikeitimo ir panašiai, programinės įrangos diegimas, tačiau noriu paliesti ir labai svarbią ir aktualią pusę, tai yra patch managementas ir spragų rodymas, atvaizdavimas. Tai reiškia, mes turėsime galimybę matyti tiek iš darbo vietų, tiek iš stočių, reiškia, pažeidžiamumus, kurie yra programinės įrangose ir ar yra išleista nauja versija, ar mes ją galime taip vadinti užpečinti. Na ir jeigu, kaip ir minėjau, nėra Active Directory, su Manage Engine sprendimu Endpoint Central tai visiškai nėra svarbu. Yra integracija, tačiau jeigu nėra Active Directory, galime gyventi be jos. Tai šiek tiek apie Manage Engine. Tai Manage Engine yra tikrai nenaujas įrankis, jisai jau Lietuvoje, bet pats, kai dar buvau IT administratorium, tai jį jau pastebėjau 2010 metais Lietuvoje ir ganėtinai plačiai naudojamas. Na, mes kaip distributorius pradėjome platinti šį įrankį praeitais metais. Tai jo istorija yra ganėtinai plati ir tikrai nenauja.
Kalbant apie funkcionalumą, norėčiau pabrėžti, kad dažnai kiekvienas modulis gali būti perkamas atskirai. Čia yra labai svarbu, nes dažnai gamintojai tiesiog parduoda taip vadinamus tos paketus. Žinoma, su Manage Engine irgi yra panašiai, tačiau čia mes galime, jeigu mums reikia tik patch managemento arba remote kontrolo arba aplikacijų valdymo, tai arba MDM funkcionalumo, su kurio galima valdyti telefonus, tai mes galime tą tiesiog atskirai įsigyti ir valdyti tiesiog be kitų funkcijų, žinoma, tas kainuos pigiau ir turėsime konkrečią funkciją. Tačiau kalbant bendrai apie funkcionalumą, tai mes galime, aišku, įrenginių saugumą matyti, kokia programinė įranga aparatinė veikia, kokios licenzijos yra naudojamos, garantiniai įvairius periodai, programų valdymas, reikia kažką sudėkti, nebūtinai reikia eiti prie kompiuterio ir dėkti, arba remote jungtis, mes galime tą padaryti, reiškia, iš pačios konsolės. Konfiguracijų profiliai, tai aš taip pasakyčiau, konfiguracijų profilių be abejo demo aplinkoje rodysiu, tačiau yra nuo elektroninio pašto, spausdintuvų, konfiguracijų, pačių profilių konfiguracija. Tai yra be galo platus spektras funkcijų, ką mes galime konfigūruoti. Ir vartotojus, ir pačius įrenginius. Toliau yra galimybė be abejo jungtis per nuotolį, automatiniai atnaujinimai, įskaitant ir operacinės sistemos atnaujinimai, yra palaikymas netgi ir tvarkyklių atnaujinimai, jeigu toks poreikis yra, tas tvarkyklės sužiūrėti, vulnerability pažeidžiamumai, reiškia matyti pažeidžiamumus. Kaip ir minėjau, tas gal aktualiau yra labiau ne tik iš darbo vietos, bet ir iš pačių serverių, duomenų praradimo prevencija, įrenginių atitikimas, ir be abejo analitika. Tai reiškia, ataskaitos, kas mums ir turėtų būti svarbu, kaip administratoriams, reiškia matyti visą infrastruktūrą ir kas joje dedasi ant delno. Ne einant bet kiekvieną kompiuterį, nežiūrint 5 skirtingas ataskaitas, o tik to, ko mums reikia. Grįžtant prie TIS2 įgyvendinimo, tai noriu paminėti, žinoma, reikalavimai galutiniai išeis šių metų spalio 17-18 dienomis. Ir gairės bus jau konkrečios, tačiau yra preliminarios. TIS2, reiškia, apie direktyvą pačią galima pasiskaityti kam.lt puslapyje. Ten yra ta informacija surašyta detaliau. Čia aš tiesiog išskiriau, kaip Manage Engine gali padėti įgyvendinti tam tikras gaires. Tai tinklų ir informacinių sistemų įsigijimo, plėtojimo ir priežiūros saugumas, įskaitant pažeidžiamų valdymą ir skleidimą. Tai tokia gairė, kaip ir egzistuoja. Pažeidžiamumo valdymas, kai mes galime užpečinti ir matyti tos pažeidžiamumus kriptografiją, tai su Endpoint centralė galima valdyti BitLocker netgi šifravimų pačių įrenginių. Jeigu toks poreikis yra centralizuotai, tai nereikia kažkaip, kaip aš labai daug nusiskundimų girdėjau, valdant Microsoft BitLocker, kad reikia tos raktus kažkaip išsisaugoti, tokio kaip centralizuoto valdymo nelabai yra, tai šioje vietoje Endpoint centralis tai gali gyventi pilnai. Žmogiškų išteklių saugumas, prieigos kontrolės politika ir turto valdymas, tai turtą jau minėjau, valdyti galime tiek mobilieji įrenginiai, tiek darbo vietos, programinė įranga, tai viskas, ką mes turime kaip infrastruktūrą. Kalbant apie palaikymą, iš tikrųjų likau nustebęs, nes palaikomas ir ganėtinai senos operacinės sistemos. Aš pilnai tikiu, kad yra ir gamybos linijų, ir medicinoje yra naudojama sena, efektyvi aparatinė įranga, tačiau pati programinė įranga yra pasenus. Tad Manage Engine Endpoint centralė iš tikrųjų palaiko labai didelį spektrą operacinių sistemų. Čia tikriausiai vienas iš tų produktų, kuris pas mus daugiausiai palaiko operacinių sistemų, įskaitant ir Chrome OS, Windows Phone netgi yra senas palaikymas, pati operacinė sistema žinome, kad jau beveik nėra naudojama, tačiau aš kaip ir minėjau, visur yra išlikta. Kalbant apie vieną iš pagrindinių funkcionalumų ir ką aš išskirčiau, tai yra nuotolinė prieiga. Nuotolinė prieiga mes galime susikonfigūruoti, kad reikėtų vartotojo patikrinimo, galime susikonfigūruoti ir čato langelį, pavyzdžiui, nebūtinai jungtis, mes norime tik susirašinėti su galiniu tašku, su vartotoju, kuris yra ten.
yra galimybė iš karto peržiūrėti procesus, neprisijungiant prie darbo vietos realių laikų. Labai elementarus pavyzdys, kuris dažnai nutinka, neveikia, tiesiog stringa kompiuteris. Na, ir ką mes darome, kaip IT administratoriai, mums reikia iš karto eiti žiūrėti, kas stringa tame kompiuterė, tačiau mes galime atsidaryti, taip liaudiškai vadinant, task managerį per nuotolį, gyvų laikų, neprisijungiant prie kompiuterio ir žiūrėti, kokie procesai veikia ir kokie resursai yra naudojami, iš karto identifikuojant problemą. Toliau yra galimybė, be abejo, na, kaip ir minėjau, konfigūruoti, kaip tas procesas yra inicijuojamas, pačio remote control. Toliau sekantis dalykas yra inventorizacija, tai reiškia periodiniai tie taip vadinami skenavimai, kas pasikeičia aparatinė ar programinė įrangoje, be abejo, reiškia licenzijų panaudojimas, jeigu organizacijų yra naudojami kažkokie specifiniai sertifikatai, ar tas įrenginys turi, kokius turi. Šiaip iš tikrųjų teko labai susidurti su to tam tikrų periodų, kai buvo naudojami sertifikatai, tai tiesiog darbuotojas negalėjo dirbti iš savo darbo vietos, kol nebuvo tvarkingi sertifikatai, nes tai tiesiog buvo sukonfigūruota. Geofencingas, tai reiškia, jeigu renginys yra vienoje lokacijoje, mes taikome vienas politikas, jeigu kitoje lokacijoje mes taikome dar kitas politikas. Čia vėlgi aktualumas yra tam tikrose įstaigose, pavyzdžiui, planšetės. Įrenginiai, kurie turi likti savo vietose ir jeigu jie palieka tam tikrą vietą, pavyzdžiui, mes darome užrakinami įrenginį pilnai arba darome factory reset. Tai vėl power managementas, žinau, kad kai kurie administratoriai teko tikrai girdėti, tai eina per darbo vietas ir tuos nustatymus kaitalioja, nes tiesiog kompiuteris, pavyzdžiui, būna šiek tiek senesnis, jisai būna lėtesnis, tai ant balansą režimo reikia sudėtingiau. USB device managementas, jeigu mes norime audituoti prijungiančius išorinius įrenginius, tai reiškia, kokie įrenginiai buvo prijungti, taip pat yra galimybė ir valdyti. Failų skenavimas, reiškia, jeigu mes norime pažiūrėti, kokius failus turi, kaip ir minėjau, yra DLP funkcionalumas. Na ir be abejo yra programinės įrangos valdymas. Jeigu mes matome, kad įrenginėje veikia nepageidaujama programinė įranga, dažniausiai tai būna visokie torrentai, administratoriaus įrankiai, tokie pusiau legalūs, kurie atlieka tam tikrą funkciją, bet dažnai papuola, kad ir turi kenkėjišką kodą. Tai yra galimybė tą valdyti. Konfiguracijos, tai nuotrauka jau šiek tiek iš demo, mes matome, kad yra, kaip ir minėjau, galimybė konfiguracijas taikyti per vartotoją, per įrenginį, programų konfiguraciją, saugumo politikų konfiguracijų pačio įrenginio, profilio valdymas, jeigu mes norime kiosk režimo iš įrenginio, irgi galime tą valdyti, pavyzdžiui, kad visos kitos aplikacijos uždraustos ir tik tai vienos prieina. Kalbant apie architektūras, tai čia iš esmės kaip ir standartiškai yra serveris, konsolė, diegiasi į Windows platformą ir tik tai noriu pabrėžti, kad yra tiek į vidinius resursus įsidiegianti konsolė, tiek į išorinius. Ir išorinius tai turiu omeny, kad jeigu ten yra trečioji šalis tiesiog kažkur debesyje nuomojame serverį, tai vėlgi yra tokia galimybė. Jeigu mes neturim resursų, mes esam maži, 50 darbo vietų ir panašiai, arba didelė infrastruktūra iš tikrųjų nėra labai didelio skirtumo, tai architektūra gali būti on-premise ir cloud. Ir funkcionalumas iš esmės yra tas pats. On-premise arba cloud variantai. Pats Managed Engine modelis remiasi Zero Trust. Čia mes, reiškia, sužiūrim viską. Reiškia, kas jungiasi, kokie yra fiksuojami visi veiksmai įrašuose ir esant poreikiai yra galimybė išeksportuoti, juos peržiūrėti. Lygiai tas pats ir su darbo vietom, ir su administratoriais, tai reiškia, visi vartotojai, kurie jungiasi į konsolę, tai yra audituojami. Taip. Tai keliaukime prie demo. Taip, noriu priminti, kad
laukiu jūsų klausimų, būkite aktyvūs. Taip, matau, kad klausimų jau yra, tai pasiliksiu galui, pasistengsiu atsakyti. Taip, dabar keliaujam prie demo. Tai šioje vietoje aš tiesiog turiu cloudinę konsolę. Svarbu dar kartą paminėti, kad išsibandyti sprendimą arba jį naudoti visam laikui yra galimybė visiškai nemokamai iki 25 darbo vietų. Ir tiesiog nereikia mūsų jokio įsikišimo, gamintojo puslapį yra galimybė tiesiog pasimti ir naudoti, paprastai tariant. Keliavom į Home, žinoma, Home mes matome visą tą dashboardą, ką aš inicijavau, pavyzdžiui, kokias užduotis, konfiguracijas, kokios operacinės sistemos, taip, kokios sveikos sistemos, pažeidžiamos, labai pažeidžiamos sistemos, dėkti patchai, taip vadinami, trūkstami patchai, kokie kompiuteriai yra mūsų, tai reiškia aplinkoje. Na, jo, demo aplinka nėra turtinga pas mane, bet parodymui, manau, užteks. Configurations dalis. Viena esminių. Čia šitoj vietoj, kaip ir minėjau, mačiau klausimus buvo iš karto apie Macus. Ar kažkokių apribojimų yra su Macais, tai iš tikrųjų tai, pradėsiu gal nuo to, kad Macai yra šiek tiek specifinė operacinė sistema, bet čia mes turime tik išties nemažai funkcijų ir, nežinau, čia gal reikėtų konkretesnių funkcijų, ko nėra daroma, tai Manage Engine'as iš tikrųjų apima labai daug. Žiūrint į konfiguracinius tuos veiksmus, ką mes galime daryti, mes galime konfigūruoti ir ugnesinės, ir Outlooką, ir arba visą paketą, reiškia scheduler, automatizacija, ką aš minėjau, saugumo politikos, pavyzdžiui, pabandom pasižiūrėti, saugumo politikos, reiškia ir saugumo politikos iš karto galiu paslėpti visą darbalaukį. Iš tikrųjų, vartotojui mes galim padaryti tik tai keletą aplikacijų, su kuriam dirba ir jam neskauda galvos, nereikia kažkur kitur kaišioti nosį. Tačiau pačios galimybės iš tikrųjų stulbinančios. Mes galime konfigūruoti, aišku, yra ir senas Internet Explorer, bet nereikėtų apsigauti. Manage Points centralė, matome, kad yra browsers dalis, tai mes galime kiekvieną naršyklę netgi konfigūruoti nepriklausomai nuo gamintojo, žinoma, tai kad palaikomi tik populiariausi, tai yra Google Chrome. Na ir čia iš tikrųjų, kaip pavyzdys, networko konfigūracija, iš tikrųjų, ką aš minėjau ir senesnėse savo webinaruose, kad pastebiu, kad kažkaip organizacijos tą tinklo lygio autentifikaciją yra išjungę, kad viskas paprasčiau būtų. Tačiau tai yra bloga praktika. Sistemos konfiguracija, čia vėlgi galime daug dalykų padaryti, bet aš gal taip eisiu per tą funkcionalumą bendrą. Nesigilinsiu kiekvieną, reikia spausdintuvą pridėti, galime IP pridėti, tvarkyklės pridėti ir nusiųsti į kompiuterį. Registro modifikacijos, servizų modifikacijos, reikia tinklo, jokių problemų. Mes galime pridėti šį tinklą, nueiti ir sukonfigūruoti ir paduoti visą konfiguraciją, kad vartotojui nereikėtų pačiam vesti. Žinoma, čia yra, kaip ir pasakyti, ta prasme, konfiguracinė opcija, tačiau yra galimybės ir su OS deployment, ko aš dar nepaminėjau, tai yra galimybė kurti taip tuos vadinamus imidžus su Manage Engine ir mes, pavyzdžiui, turime kažkokį bendrą įmonės imidžą ir norime, kad visi sekantis kompiuteriai gautų panašaus nustatymo imidžus operacinės sistemos. Tai yra galimybė netgi ir tai padaryti. Sukurti imidžą bendrą, kokias aplikacijas jis turės ir deployinti visus kompiuterius. Kalbant apie funkcionalumą, tai vėlgi, aišku, priklausomai nuo operacinės sistemos. Kas man dar patiko, kad pats gamintojas, reiškia, jeigu aš įeinu į tam tikrą skiltį konsolį, tai visą laiką būna aktualiausi, reiškia, tokia užklausos aktualiausios suskaldytos. Kaip aš galiu pakeisti lokalaus administratoriaus slaptažodį? Čia labai geras dalykas. Tikrai žinau, kad lokalaus administratoriaus slaptažodžiai praktiškai kai kur net nėra keičiami arba keičiami labai ilgas periodas yra padarytas arba tada, kada administratorius pats nuspręs tą padaryti. Iš tikrųjų labai patinka, kad yra iš karto tokie paruošti, reiškia, atsakymai, kuriuos mes galime iš karto patekti. Toliau keliaujant į Tricks and Patches, šitoje vietoje mes matysime, reiškia, pažeidžiamumus.
kokie jie yra. Žinoma, pas mus kompiuterėje, vidiniai kompiuteriai yra užpečinti, mes irgi savo saugumą žiūrim, bet taip, pažiūrėsiu gal iš patch dalies, nes patch daly tai tikrai dar trūksta tų atnaujinimų. Tai šioje vietoje mesgi net matome tos visos programinės bendrai, reiškia, įrenginiuose nusiskanuoja agentas, kokių patchų reikia. Gal šiek tiek pamiršau paminėti, tai kiekvieno kompiuterį be abejo diegiasi agentas, kuris viską ir daro. Jisai ir audituoja, jisai ir komandą siunčia, viską ir, reiškia, visas tas užduotis vykdo iš endpoint centralio. Na ir missing patches dalyje, labai paprastai aš matau visus tuos trūkstamus patchus, approve status reiškia approved gamintojo, jau patvirtinti ir mes juos galime tiesiog pažymėti ir leisti iš karto darbo vietą. Aišku, tą procesą yra galimybė automatizuoti, ta prasme, patch managemento, kad automatu dėktų approvintus patchus ir taip atnaujintų programinį įrangą. Tą rekomenduoju daryti tik tai populiariausiai programinį įrangą, tai pavyzdžiui, statistiškai yra išnaudojamas pažeidžiamumas CV 2017 metų, Microsoft Office'ui patenka į top 10 pasaulinės grėsmės. Tai rodo, kad yra tikrai nemažai kompiuterių, kurie turi Microsoft Office paketus 2013-2016 metų ir jie tiesiog nėra užupdatinti. Tai čia yra labai geras dalykas, nes kaip ir minėjau, tos pažeidžiamumas patenka į top 10 išnaudojimų sąrašą. Installed applications, tai reiškia, kada kas įdėgia, kokius pažeidžiamumus, kokiai programai, mes matome, 2019 metų buvo įdėkta, čia greičiausiai bus mano kompiuteris. Pasiekiami patchai, bendrai palaikomas supported patches skaičius yra, paprastai tariant, milžiniškas. Tai gamintojo biblioteka iš tikrųjų yra be galo didelė ir jeigu yra naudojamas tik tai specifinė labai programinė įranga, tai be abejo, čia tą gal sudėtingiau ras, bet populiariausiam programom tai tie taip vadinami patchai yra, tikrai rasime. Bendrai sistemos, kokios yra, kur trūksta tų patchų, kaip ir minėjau, labai tada gerai išfiltruoja, jeigu reikia, jeigu man reikia pasiemu kompiuterį, yra 11 patchų, aš nueinu, pasižiūriu, savo kompiuterį, trūksta, deploy missing patch. Arba visus pasiemu ir sudėti. Aišku, jeigu to neautomatizuoju. Pažeidžiamumų, kaip ir minėjau, pas mus ar misconfigurations tokių dalykų nėra įrenginiuose, nes tą jau esame kaip ir išgyvendinę. Deploymentas, tai manual deploymentas yra valdymas test and approve. Čia kai sako, jeigu aš noriu, reiškia, patchus sudėkti iš pradžių vieną įrenginį, pasižiūrim, ar gerai veikia, pasižymim, kad gerai veikia ir approvinam ir deployinam į kitus visus įrenginius. Automatinis patch deploymentas, tai reiškia, irgi galim sąrašą sukurti ir automatizuoti, jeigu išeina gamintojo programinis įrangos atnaujinimas, mes tiesiog jį įprastai ir paleidžiam. Software išdiegimas, jeigu tokių reikėjo atlikti, script repozitorijos. Čia aš tiesiog jau pats įsikėliau, ką man reikia. Automatiškai užrakinti įrenginį, kada tas bus vykdoma, modify galiu padaryti, įkeliu. Ir matau, ar ne, dar kažkokių argumentų galiu parašyti, jeigu man reikia. Ataskaitos turbūt tokios, kaip pasakyti, iš visko, ką aš rodžiau, čia yra predefininti, programinės įrangos, sistemos, reiškia, sveikatos būklė, ar ne, tai visų tų dalykų yra. Toliau keliaujant į software deployment dalį, tai čia jau konkrečiai kalbame apie programinės įrangos diegimą. Dažnu atveju mums net nereikia pasirinkti kažkokią diegimo paketą. Čia tiesiog gamintojas turi taip vadinamą savo biblioteką ir ją papildo. Tai jeigu man reikia kažkokių paketų, reiškia Windows, kokia licenzija, ar ne, jeigu deployinu iš savęs,
ir paprastai tiesiog prisideda. Iš kur tas paketas reikia, jeigu aš tą darau rankiniu būdu. Jeigu ne rankiniu būdu, tai yra taip vadinami template'ai. Ir iš jų aš tiesiog galiu išsirinkti ir padeployinti. Script repozitorijos minėjau. Software repozitorijos irgi, jeigu mes susidedam kažką savo, turim kažkokį sąrašą diegimo programinės įrangos ir yra galimybė susidėti MSI-exe, reiškia būtent plėtiniais. Inventory dalis, tai ką mes turime, šiuo atveju turime kompiuterius, noriu tiesiog parodyti, ką konkrečiai rodo. Be abejo, rodo aparatinės įrangos, užimtos vietos, ar ne, licenzijas visas paskyras, ar ne, kokios veikia kompiuteryje. Ir čia yra labai geras dalykas audituojant, jeigu mes norime sužiūrėti, kokios paskyros apskritai egzistuoja mūsų kompiuteriuose, ar lokalios, ar domeninės ir panašiai, tai tą irgi galime matyti. Tvarkyklės. Čia, aišku, reikia nusistatyti skanavimo settingsą, šiuo metu to nesu atlikęs, dėl to nerodo, bet galiu paleisti tą skanavimą ir kad skenuotų ir parodytų, kokios tvarkyklės veikia. Taip, keliavom dar kartelį. Programinį įrangą. Paprastai tas liaudiškai vadinamas adremų sąrašas. Sertifikatai, jeigu jie yra. Čia šiuo metu matau tuščią, kaip yra užšifruota. Jeigu mes valdome BitLocker sprendimą, tai tą ir matytumėm informaciją. Kadangi šiuo atveju aš naudoju tiesiog kitus sprendimus šifravimui, tai dėl to įrodo, kad jis pilnai yra išjungtas ir nevaldomas. Apribojimus. Jeigu esu kažką uždraudęs, leidęs, tai vėlgi tą ir atvaizduoja labai patogiai. Nereikia kažkur bėgioti ir raksyti. Aišku, aš galiu tą ataskaitą išsitraukti. Išorinių renginių auditas, prijungia, atjungia, kas yra be galo svarbu. Jeigu mes nenorime riboti kažkaip išorinių renginių naudojimą, ir kartais tai suprantama, nes tiesiog tai yra nepatogumas, bet audituoti labai gerai tokius dalykus. Ir mes matome, reiškia. Istorija, tai programinės įrangos istorija, kas buvo pakeista, matome diegta, išremovinta, jeigu labai gerai pasitarnaujant informaciją, jeigu kažkoks incidentas įvyksta, kibernetinis mes galime matyti, kokios programinės įrangos buvo įdiegtos, naudojamos. Tai tiek bendrai. Patys įspėjimai, jeigu man jų reikia. Jeigu kažką pablokavo, jeigu išdegė kažką, vėlgi, tai vėlgi kokius pranešimus rodo. OS deployment dalis. Iš tikrųjų, jeigu bėgčiau tai per kiekvieną tabą, tai ganėtinai ilgai užtruktumėm, tikriausiai netilpčiau į laiką. Jeigu aš noriu sukurti imidžą, tai reiškia, į kur mes siunčiam, tas kūrimas proceso pasirenkam, reiškia, kokį kompiuterį norime, tada drivers collection yra tokia opcija ir sukuriam tą visą bendrą imidžą. Driver repozitorij yra imidžo sukurti, jeigu mes kūrėme tvarkyklių, reiškia, yra irgi susidėlioti. Ir, aišku, mums kaip adminui leidžiama iš karto create bootable media, kad tą imidžą visur deployant iš eilės. Mobiliųjų įrenginių valdymas. Čia tikriausiai bus tuščia, jeigu gerai atsimenu. Demo įrenginys tik tai vienas. Kokie įrenginiai pridėti, kaip yra naudojami, pats valdymas, reiškia grupės, alertai, Office 365 pridėjimai, inventorius pačių irgi įrenginių, kas yra, kokie įrenginiai, kokios virtualios mašinos, iš ko susideda, ta bendrinė informacija. Browsers dalis. Jeigu reikia pridėti extensionų, kokiai naršykliai, ir mes galime tos extensionus valdyti. Tai čia iš tikrųjų irgi tekę susidurti
su tokiais klausimais, kaip mes galime valdyti centralizuotai plėtinius naršyklių. Tai čia beje vienintelis įrankis, kuris pas mus tą gali. Tai valdyti naršyklės nustatymus, valdyti extensionus, kokie jie yra. Atsisiuntimo filtrai, tai reiškia apribojimai. Kaip pavyzdys. Ir ką mes, pavyzdžiui, naršyklės apribojame, šitoje vietoje. Ką mes galime daryti. JavaScriptas, pavyzdžiui, jeigu mūsų organizacijai visiškai nėra aktualu, noriu pabrėžti, kad JavaScriptas yra vienas irgi dažniausiai naudojamas kaip kenkėjiškų kodų kalboje programavimo, tai jis pasileidžia iš visokių nuorodų, iš naršymo, reklaminių skydelių ir panašiai, arba iš pačio puslapio, tai iki labai detalaus dalyko galime konfigūruoti. Kitas labai geras dalykas autofills. Irgi, kai mes junginėjomės automatiškai už mūsų užpildą, tai nėra gera praktika naudojant. Geriausia slaptažodžius, aišku, saugoti ne naršykliai. Ir aišku, yra galimybė, dabar neatsiminsiu, bet yra vieta, kur ir reguliuojasi tie visi slaptažodžiai, kaip vartotojas gali saugoti, nesaugoti naršyklį ir panašiai. Tai naršyklių iš tikrųjų valdyme yra labai daug tų nustatymų. Pavyzdžiui, net galime drausti prisijungti prie pačios naršyklės. Tai jeigu įmonėje mes nenaudojame Google arba Microsoftą naudojame tik tai kaip pašto dalį, nes visokių infrastruktūrų yra, tai galime netgi drausti, kad neprisijungtų jisai su savo asmeninė paskyra kaip pavyzdys, nes kalbant apie duomenų nutekėjimą, tai duomenų nutekėjimo kanalas vienas iš pagrindinių yra Google Drive. Taip nuoširdžiai pasakysiu. Darbuotojai išeinantis mėgsta viską iš darbalaukio nusikopijuoti. Be abejo, tai jau reikalingas išplėstinis DLP sprendimas, bet kaip galimybė blokuoti, kad jungtis, jeigu to nereikia, tai kam to daryti. Pačio BitLockerio, reiškia, valdymas, kaip ir minėjau, yra centralizuotas įrankis ir yra galimybė tas visas policy taikyti. Aišku, aš BitLockerio šiuo metu neturiu šifruotų įrenginio, tai ganėtinai man sunku parodyti. Device controlas. Jeigu aš noriu, kad read-only režimų tik tai veiktų, tai iš karto tokios yra taip vadinamos predefinintos taisyklės, ką mes galime daryti. Patikimi įrenginiai, tai su Manage Engine mes galime kurti tiek whitelistą, tiek blacklistą. Tools dalis. Reiškia, čia jau prasideda, sakyčiau, administratoriaus palengvinimai. Tai, pavyzdžiui, jeigu aš noriu System Manager'į pasižiūrėti, gerai, savo kompiuterį, manage. Ir čia aš galiu jau iššaukti, ko man reikia. Aš noriu pasižiūrėti, pavyzdžiui, spausdintuvus. Neprisijungiant, turi tas vartotojas spausdintuvų, arba kokius turi. Aišku, aš tą galiu daryti ir per ataskaitą pasižiūrėti, bet tiesiog aš noriu tiesiog parodyti galimybės. Reiškia, atsidarau printeris, aš matau spausdintuvus. Jeigu aš noriu įsijungti Device Managerį realiu laiku, neprisijungiant prie kompiuterio, aš galiu netgi ir tuos visus dalykus išsitraukti ir žiūrėti. Reiškia, kas yra prijungta, kokie monitoriai. Čia kaip resursų valdymas. Mes galime matyti ir panašiai visokius nustatymus. Jeigu man reikia registrą modifikuoti, kartais to prireikia, jeigu mes norime kažkokį ar kitą nustatymą atlikti, tai mes galime vėlgi tą daryti, neinant prie kompiuterio, nesijungiant prie per nuotolį ir trukdyti vartotojai. Servizai, kurie yra bendrai kompiuteriai, jeigu man reikia Task Managerio, aš galiu pasižiūrėti, kas dabar veikia, koks yra išnaudojimas, kokie procesai ir panašiai. Startup programs irgi aktualu, kokios programos pasileidžia startuojant. Tai visa ta informacija matosi, principė, neprisijungus prie kompiuterio, agentas tiesiog realiu laiku mums geba atvaizduoti visą šią informaciją, kas iš tikrųjų yra nuostabu.
Kalbant apie įrankius remote'ui, noriu remote'o, ateinu prie kompiuterio, spaudžiu connect. Aišku, man, kadangi aš turiu 2 monitorius, man viename monitorė įrodo abu mano monitorius. Viskas labai paprasta. Kurio aš noriu pasirinkti, tą ir pasirinku. Ir čia aš iš karto turiu tools skiltį. Man tik tai šiek tiek sudėtinga valdyti. Kaip aš noriu tą sesiją valdyti, ką aš noriu iššaukti. Man ganėtinai komplikuota tą demonstruoti, nes tą pelytę, kai save tą darau. Nelabai pademonstruoti šiais, bet tiesiog mes galime tą daryti kaip įprastais su įprastu remote'iniu įrankiu. Prasme, kontroliuotis, kaip atrodo, kokią komandą pasiųsti, ar administratoriaus teisės pasileidinėti ir panašiai. Konfigūruojasi ganėtinai labai paprastai. Išjungiame wallpaper, jeigu ryšys prastas, ar ne, pavyzdžiui, kad nestriktų ta sesija. Išjungti klaviatūrą, kad vartotojas nespaudėliotų sesijos metu. Kiek ta sesija, pavyzdžiui, jeigu aš nieko nedarau, kiek jinai bus aktyvi, ar mums reikia kažkokio įrašo, nereikia, ar mums reikia vartotojo patvirtinimo, tai irgi ta galimybė yra konfigūruoti. Tai puikus remote įrankis. Kalbant apie kitus, kaip ir minėjau, tai yra chatinimo galimybė, sisteminiai įrankiai, jeigu man reikia kažkokios užduoties, checkdiskas, jeigu ten vartotojas sako, man meta blue screeną, o padirbu su kompiuteriu, aš galiu bandyti patikrinti tą diską, nes irgi dažnas pakankamai gedimas būna, tai siūsiu tą komandą. Tai tiek iš manage, aišku, visų funkcijų tikrai nepaminėjau ir čia aš norėčiau pabaigai pasilikau porą minučių. Yra labai geros nuorodos gamintojo puslapį. Tai žinoma, paminėsiu ir pačias kainas, tačiau gamintojo puslapį apie tą pilną funkcionalumą, reiškia, ką įrankis turi ir ką jisai gali, būtent gamintojo puslapį yra parašyta ir pakankamai patogiai. Ką mes galime daryti. Kitas, tikrai nepaminėjau visų funkcijų, jų yra tikrai daug. Kalbant apie kainodarą. Tai kainodara yra labai paprasta. Jeigu irgi yra puslapis ir irgi prieinama viešai, čia nėra kažkokių paslapčių, tos kainos nėra kažkaip išskiriamos, kainos tik tai, kad eurais. Ir skirtumas yra toks, kad jeigu aš, pavyzdžiui, su 50 darbo vietų infrastruktūra ir aš turiu vieną administratorių, kuris jungsis ir viską darys, tai man metam kainuoja tiek. Tai, manau, nesunku pasiskaičiuoti. Jeigu man reikia daugiau administratorių, apačioje yra galimybė pasirinkti, dar pas mane vis dėlto 2 administratoriai, tai dasideda 345. Tai labai paprasta skaičiuoti. Įrankis tikrai yra nebrangus palyginant su rinkos kaina. Tai prasme, Lietuvoje dėl to jisai irgi viena iš priežasčių, dėl ko išpopuliarėjo pagal kainą ir funkcionalumą. Yra tie, taip vadinamos, tie bundlai, aš esu minėjęs pristatymo metu, tai bundlai yra iš tikrųjų įvairūs, irgi netilpčiau, bet nuorodose arba pas gamintojo puslapį, jeigu paieškotumėt, tai yra iš karto ir funkcijos, jeigu, pavyzdžiui, žinau, kaip IT-adminas, ko man reikia remote'o ir taip toliau, tai aš tiesiog einu palei sąrašą ir žiūriu, ką atitinkama versija turi. Tai viskas yra labai ir aiškiai sužymėta. Tai tiek šiandien, matau, liko 2 minutės, o klausimų labai daug ir laukiu dar.
Tai keliauju prie klausimų skilties. Jeigu turėsite klausimų ateityje, visada galite kreiptis. Na, pereikime prie klausimų. Taip, norėčiau gauti įrašą. Tai, kaip ir minėjau, įrašą atsiųsiu pagal užklausą. Jeigu kažkas į čatą parašysit, kad nori užklausą video įrašo, tai tikrai atsiųsiu. Kokias jos palaiko Mac pilnai ar su apribojimais? Na, Apple operacinė sistema yra išskirtinė, tai nelabai suprantu klausimo. Yra funkcijos, kurios veikia, bet jeigu klaustumėte, ar Mac yra toks pat funkcionalumas kaip Windows, tai žinoma, kad ne ir niekada to nebus, nepriklausomai kokį produktą rinktumėtės. Tačiau Mac spektras tikrai platus yra irgi funkcionalumo atžvilgiu. Jo, kur rasti informaciją apie nemokamą kiekį jau paminėjau, yra iki 25 darbo vietų, jokio apribojimo nėra. Užsiregistruojate, jeigu reikia on-premo ir ten yra netgi 2 pasirinkimai. Cloudinis on-prem, atsisiunčiate ir pasitestuojate, naudojate, jeigu tinka ir jeigu reikia daugiau, galite nusipirkti pilną licenciją arba pilnesnio funkcionalumo. Ir jo, tai aš gal dar neišskiriu vieno dalyko, yra free edition, ne? Tai reiškia visiškai nemokamai, organizacija gali naudotis, iki 25 darbo vietų pats gamintojas yra viršui parašęs. 25 darbo vietos yra nemokamai ir kokį jūs funkcionalumą gaunate su nemokama versija. Tai praktiškai be jokių apribojimų pilnas funkcionalumas. Taip, toliau. Klausimai. Taip, įmonė turi Microsoft 365 Business Basic licenzijas ir svarsto įsigyti Microsoft Intune. Kuo šis sprendimas geriau už Microsoft Intune? Šiaip iš tikrųjų Microsoft Intune fokusas yra funkcionalumo atžvilgių, tai Intune'as iš tikrųjų irgi turi platų spektrą funkcijų ir labai geras integracijas tik su savo produktu. Čia ir yra tas lūžis, kai mes kalbame apie kitas operacinės sistemas, apie kitus įrenginius, apie visokias naršyklės, remautus. Čia turbūt gal ir išskirčiau tą funkcionalumą. Bet geras pastebėjimas ir iš tikrųjų gal ateityje netgi padarysiu lentelę, kaip mes galime tą pozicionuoti, nes Microsoft Intune'as, čia labiau toks WAM/SRM sprendimas. Remote Monitoring and Management sprendimas. Intune'as yra šiek tiek tokia, kaip ir irgi turi to funkcionalumo, bet tikrai nepasakyčiau, kad pilnas. Ir visada sakau, kad jeigu infrastruktūra yra pilnai Microsoftinė, prasme viskas yra naudojama Microsoft'o, tai Intune'as iš tikrųjų turi labai daug galimybių. Patikslinkite, apie kurį softą čia mes kalbame, nes ten pas juos puslapį yra 1000 programų, kurias galima parsiųsti. Endpoint Central. Endpoint Central, būtent šis įrankis ir yra. Tai yra labai geras pastebėjimas. Yra 1000 programinių įrangų, tai Manage Engine iš tikrųjų turi be galo daug įrankių. Ir SIEMą, ir CRM'us, iš tikrųjų labai daug įrankių. Šiandien webinaras buvo dedikuotas tik tai Endpoint Central produktui Manage Engine, bet labai geras pastebėjimas. Nespėjau į pranešimo pradžią, ar bus galima peržiūrėti, žinoma, bus galima peržiūrėti vėliau. Video įrašą aš atsiųsiu. O kaip prijungti visus naujus įrenginius galima, taip, galima neišpakuoti dar kompiuterio. Na, išpakuoti teks, ta prasme, išpakuoti teks, bet pats prijungimas irgi labai geras klausimas. Yra MSI paketas su konfiguraciniais failais. Tai dėgymo metodas dažniausiai pasirinkamas yra per Active Directory, per GPO. Tai tokia funkcija, aišku, yra galima su Manage Engine ir mes padeployant turime. Tai jeigu kompiuteris yra išpakuotas, jeigu mums, ta prasme, nereikia prijungti kažko tai ten labai sudėtingo, išpakuojam, duodam vartotojui, tai galime bandyti prijungti agentą, ta prasme, ir konfigūruoti taip. Ta prasme, tokia galimybė yra, bet čia labai yra daug specifikos.
tai negaliu taip paprastai atsakyti į klausimą. Taip, video įrašą. Aha, video įrašą. Visi, kas parašys į čatą, tai tam tikrai atsiųsime įrašo nuorodą. Geras klausimas, ar veikia remote ir į mobilius įrenginius? Šito klausimu iš karto atsakyti negaliu, nes nelabai atsimenu. Tai atsiųsiu atsakymą elektroniniu paštu tiesiai, ar į remote galima į mobilius įrenginius. Taip, reikia video įrašų. Supratau. Iš tikrųjų, daug kam reikės video įrašų. Supratau. Gerai, tai šiandien, matau, iš klausimų pusės daugiau nėra. Tai ką, norėjau visiems padėkoti už dalyvavimą, geros likusios savaitės ir iki pasimatymo kitose mūsų webinaruose. Geros dienos.